Kajo AT125 keturatis, vaikiškas keturatis su įpurškimu. Kuom tai yra gerai, nes atkrenta šiek tiek vargo su karbiuratorium, nebereiks pirkti jum ir keisti ir visą kitą. Nu, žinot, kaip būna su tais karbiuratoriais kartais. Taigi, pats geriausias sprendimas yra įpurškimas. Kaip jis veikia, tai kaip standartiškai automobil. Paspaudžiat, suveikia siurblelis, tada paėmėm tiesiog starterį ir spaudžiam. Ir praktiškai iš pusę apsisukimo jis užsikūrė. Nereikia jokių patsosų kilnuoti, nuleisti, kad jisai pašiltų ir taip toliau, jis pats viską jums padarys. O tai yra tikrai svarbu. Taigi, galim nuo pat pradžios ir pradėti. Pažiūrėkime rėmą. Rėmas yra labai rimto metalo, nu tikrai rimto šiaip, ne iš lempo sakau, gražus lenkimo manevrai. Priekis, galas, hidraulika, abu du suportai hidrauliniai. Sportinis dizainas, jisai yra praktiškai panašus į AU, tik tais, kad skiriasi pats plastikas ir sėdėsena šiek tiek. Bet daugiau mažiau yra panašus šiek, nes irgi purškiminis, irgi 125 kubikų, irgi gale vienas diskas, irgi gale viena grandinė, viskas panašiai. Taip, tai galinės ašis, šakė labai neblogai padaryta, nes turi šiaip visų tvirtimo tvaškus, kad nebūtų tokia labai nepatvari. Pati ašis, varžtai, kaip minėjau, visi suvaržyti teisingai, nes ir šiaip matau pagal metalą, kad jie rimtai padaryti, ne? Ledinės lempos gale, standartinis duslerkas, o paspauskim stabdį, kaip jisai. Atleiskim tiksliau, ką tu čia dabar pridirbai man. O, matot, nedega, dega, nedega. O dabar dega, 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 matot? Elektroninis skydelis visą laik matot čeką. Nu kaip su BMW, nu jau taip yra. Bet tas čekas užges tada, kai užkursit, nes čia yra kaip su dėgymu. O matot, nebėra. Kilometražą jau pravažiavom 400 metrų, tai šitas bus tik brangesnis, ne pigesnis, tik brangesnis, nes jau ištestuotas. Tai yra svarbu, ar ne? Taigi, rodo apsukas, kilometražą, greitį ir tripą vadinamą. Jūs čia galit matyti bėgius, tai yra į priekis, neutralus ir atgal. Šviesos ir ilgosios šviesos. Matot? Ilgosios šviesos. Ir turim dar išjungėją. Galim pagesinti su juo. Bet aišku, aš šito nerekomenduoju, nes nei čia reikia, nei čia ką. Tiesiog raktelį pasukot kaip automobilyje ir užgesinot. Taigi šitą keturatį rasite pas mus mangius.lt ir žinoma, mes jums jį pristatysime visoje Lietuvoje.